Na, o dabar jūsų dėmesiui patiekalo receptukas, kurį mėgsta gaminti mano vaikai. Net nebejoju, sugalvosit pakartoti šitą receptą, jūsų vaikai šiame procese dalyvaus savo noru. Šiam patiekalui mums reikės vištienos blauzdelių, kurias prieš naudojant rekomenduoju nuplauti ir nusausinti. Tiesa, produktų tikslės proporcijas tradiciškai rasite surašytas komentaruose. Na ir prieskoniuojam vištieną, užpilam sojų padažą, alyvuogių aliejaus, veldan šalto spaudimo skrudintų sezamo aliejaus, tada medaus, garstyčių, česnako, saldžios raudonosios paprikos, juodųjų pipirų, pusės citrinos sulčių ir viską gerai išmaišę paliekam 2-3 valandų marinuotis. Po kelių valandų spjaustome bulves, išdedame jas į skardą, susmaigstome į kiekvieną bulvę po 4 dantų krapštukus. Šioje gamybos dalyje ypač mėgsta padėti vaikai. Ir ant paruoštų stovelių mauname vištienos blauzdeles. O jau sumaustę blauzdeles, turint noro, galima į skardą dėti dar ir saldžių batatų. Orkite įkaitinį iki 180 laipsnių, blauzdeles pašauname 40 minučių. Ir tuo metu pasiruoškime papildomai daržovių garnyrui. Ant supjaustytų daržovių ir grybų užpilame aliejaus, druskos, pipirų. Ir viską gerai išmaišę po 40 minučių sudėsim į tą pačią skardą kepti dar 20 minučių. Taip keptos blauzdelės mūsų šeimai labai patinka. O ar keptumėt jūs? Parašykite komentaruose.